Taigi sveiki visi, su jumis aš Edvinas ir labai ilgai nesimatėm ir žygiuojame į dar vieną video vlogą. Labai senai darėme Čiao vlogus, o tai yra realiai mano mylimiausias daiktas, kurį aš turiu. Ir mes praeitą kartą rodžiau aš jums kaip turbinom sankabinį variantą, tada rodžiau kaip turbinom variatorinį variantą, bet tada nebuvo nei įgūdžio, nei supratimo, per tiek laiko vis tiek susidarė šiokios tokios patirties, pavadinkim, būtent Čiao atžvilgiu, ir vis daugiau ir daugiau jaunimo jų įperka, nusiperka, ir ne tik jaunimo yra ir mano metų žmonių, ir noriu parodyti, ant kiek viskas pasikeitė, atsinaujino, kokie daiktai, ir šiandien dar keisime vienam Čiao variklį, tai irgi parodysiu, kaip tai yra paprasta, ir noriu visą šitą, pavadinkim angliškai, journey, šitą nuotykį pasiimti jūs kartu. Tai dabar pakalbėkime apie pačius Čiao. Pasižiūrėkit, šiandien ne visi, dar važiuosiu, parodysiu dar kelis variantus. Tai ant kiek jie yra visi realiai skirtingi. Einame, parodysiu dar du paslėptus. Tai pradėkime nuo pačio įdomiausio. Čia yra Piaggio Super Bravo. Pasižiūrėkit, kokie ratai. Aliuminiai su krosiniam padangom. Šį dviratį vešim pas tėvus į kaimą, nes jisai yra mano tėčio. Pasižiūrėkit, koks dizainas. Duslintuvas, kokio dydžio bakas, spidometras, vairas, sėdynė kokia patogi. Tai čia yra realiai tas pats, kas Piaggio Bravo, tik tai, kad jisai yra su kitokiais tiekiniais, šiek tiek kitokia lempa. Jisai alės skirtas važinėti po miškus. Labai įdomus dizainas, su juo prasivažiuosim pas tėvus kaime. O dabar einu parodyti kitus dviračius, su kuriais dabar ir pralėkti. Taigi labai norėjau gero super duper dviračio, ir čia yra realiai galingiausias Lietuvoje Čiao. Tai yra variatorinis Piaggio Čiao tynis, yra gerų metų 2016, dar man atrodo iki 2020 gamino tos Čiao ir jų visokių yra su galiniu ten maišymo baku ir panašiai. Tai mes turime Grimeca ratus, tikrai labai įdomus dizainas. Sustiprinta priekinė šakė kartu su sukėtintom spiroklytėm. Tai žinokit, važiuoti per žvyrkelį kankinę baigi dantis pamest. Kadangi pats dviratis yra labai galingas, čia yra sudėta DR 70 kubikų grupė, įdėtas mazucelį velinas, overrange variatorius, malosi variatorius, diržas. Turi būtinai išsiimti pedalai ir užsidėti tokią zavadilką. Ir tai fakūrės, aš jums parodysiu. Kitoje pusėje turime GNL Fire duslintuvą, labai skardus, labai garsus, ir čionais jau yra 12 voltų elektroninis degimas, ne kontaktinis, o elektroninis, nes šiaip realiai beveik visi Čiao būna su kontaktiniu degimu, jisai riboja apsukas, toks vangus, o kad susidėti 12 voltų degimą reikia būtinai dėti 12 voltų bloką. Kad susidėti variatorių, reikia dėti variatoriaus reduktorių ir taip toliau. Visą tokį dviratį sukomplektuoti yra labai brangu, tai paprašiau yra nupirkti. Ir tai yra vienas iš įspūdingiausių dviračių. Sėdynė patogesnė, visiškai kitokia negu visos. Turime tachometrą, gesinimą, veidrodėlį, labai fainą, trumpos eigos gazo rankeną ir signalą. Su juo neužilgo pravažiuosime. Tačiau noriu dar pradžiai aprodyti visus dviračius. Jeigu norite išskirtinio dizaino, tai realiai Gilera Eco arba kitaip vadinamas Cita motorinis dviratis yra, pasaka. Tai mes jį vadinam Bentley arba Rolls Royce vien dėl jo pakabos. Jisai prieki turi amortikus, gale turi amortikus ir duobės faktiškai nesijaučia. Irgi sukomponuotas su promo duslintuvo. Labai garsiai dirba, bet šiandien jau yra sankabinis variantas. Tai pajausite, kaip jisai važiuoja, kaip tas apsukas renka ir kaip su juo reikia mokėti važiuoti. Tai, toks gan įdomus projektėlis, pavadinkim taip. Ir labai įdomi sėdis, nes jis yra labai mažiukas. Ir važiuoja, kad aš su kojom taip peržegnojęs, iš karto ant jo sėdžiu. Rankos pilnai ištiestos. Labai įdomu. Toliau. Piaggio Čiao Porter. Jūs žinot, ant kiek aš myliu eipus, šnekant apie eipus, toj greitai nubėgsim. Štai čia yra seno dizaino Piaggio AP Faro Basso AC4 modelis. Čia mūsų ateities žiemos projektas. Šiuo metu kuriasi, tik labai stipriai supuvęs ir labai stipriai reikia jį atkelti.
Tai ant kiek aš myliu Apę, ant tiek aš myliu ir čiaučiukus. Ir tam yra hybridas. Tai yra Piaggio Ciao Porter. Priekį mes turime 2 ratus, lempą, signalą. Ir čia turime kuzovą. Jam leidžiamas pakrovimas yra 200 kg. Aš esu vežęs dviratį ir dar porą briketų maišų įsimetęs. Visiškai jokių problemų. Irgi, kadangi tam reikia labai, pavadinkim, galingo dviračio, bakas yra nukeltas į galą dėl sukibimo. Visi Ciao Porteriai yra dedami su variatoriu, trumpintas reduktorius, kad būtų lengviau užsukti. Ir irgi, matot, su komutatorium 12 voltų degimas. Įdomus, labai įdomus dizainas, tuoj pasivažinės. Ir dar iš dviračių, kas yra šiame garaže, tai yra Tomos A35 California su elektroniniu 12 voltų degimu. Čia irgi jau sudėta 7 kubiko ir salas ir sportinis duslintuvas. Jisai yra 2 bėgių, bet kas yra įdomiausia, kad jisai bėgius persijungia pats. Viską parodysiu. Gale turime stabdžių varlytę, aliuminiai ratai. Pažiūrėkit, koks karburatorius. Turime spidometrą. Ant spidometro rodo 60. Tiek nevažiuoja, bet svarbu, kad rodo. Ir pas jį nėra pedalų. Galima sukomponuoti, bet nėra. Ir užkūrimo kojelė. Tiesiog dirsteri per kojelę, 0 problemų. Tai manau, nieko nelaukiam, užsidedam šalmą, su visais pravažiuosiu ir apie visus papasakosiu. Manau, nieko nelaukia, pradžiai pravažiuojame su štai tokiu keistu eksponatu. Kad būtų realistiškiau, pavadinkim, iš karto jisai bus pakrautas. Tai žodžiu, ką turime? Čia turime signalą šviesas, čia nieko, čia yra galiniai stabdžiai, čia yra gesinimas arba užkūrimas, o čia yra priekiniai stabdžiai. Čia yra podsosas, aišku, mums jo neprireiks. Kuriasi jis labai paprastai, arba įsimeni, arba pasistumė ir va, jisai jau dirba. Važiavimas irgi labai paprastas, tai sėdi. Minti nebūtina. Duodi gaziuko. Ir savo važiuoji. Sakau, mes čia pakraunam dviračius. Nu, realiai, bet ką nori. Va. Ir savo važiuoji. Jisai važiuoja, nu, grubiai, kadangi čia yra sutrumpintas reduktorius. Aišku, ant asfalto taip nesidaužo. Kadangi čia yra trumpintas reduktorius, jisai važiuoja apie 35, bet užtenka. Vėjelis pučia, jau esam su jo prasukę tikrai, nu, manau, virš 200 kg drąsiai. Va, gaziukas. Tada noriu stabdyti, stabdaisu. Ir viskas. Ir tada, pam, apsisukė. Verčiasi, ant šono tikrai verčiasi. Ir tada varai atgal. Bet skau, kuo daugiau tu jį prikrauni, tuo mažiau daužas. Bet jų yra visokių, ta prasme, su uždaru dangčiu, kur atsiveria aukštais bortais, žemais bortais. Ir sakau, nu bent jau skersai dviratis telpa. Motoroleris labai priklausomai nuo dydžio, bet irgi telpa. Ir jį drąsiai, tikrai drąsiai praveža. Toliau dar vienas niuansas yra, kad būtent šitie Ciao Porter jų nėra labai daug pagaminta ir jie yra ganėtinai brangus. Realiai, važiuojantis prasideda nuo 1500, bet čia kaina yra itališka, ta prasme, eurais, bet dar jį parsivežti reikia. O kadangi jisai yra toksai didelis, nu tai patys įsivaizduojat, kad parvežimas tokio daikto tikrai nėra pigus. Tai čia yra kolekcinis modelis. Dabar varom į garažą. Ir pravažiuosim su kokiu kitu dviračiu. Nu, o dabar važiuokime su antru iš smagiausių dviračių. Tai yra Piaggio Ciao Teen. Ir va, irgi ant jo atsisėdi, tik dėja, įsiminti jo nereikia. Pasiemi taip. Ir jau iš garso gali pasakyti, kad tai nėra kaip normalus dviratis. Važiuojam, prasivažiuosim. Kaip ir minėjau, pas jį yra sudėtos kietintos spiruoklės. Tai per duobes važiuoti žiauriai kieta. Aišku, dabar jis šaltas. Tegul prasidirba biškį.
Vienintelis minusas, kad jisai labai garsiai dirba. Tuoj aš uždėsiu super vaidą, kad geriau matytųsi per kamerą. Nu ir va, mes esam ant asfalto. Vėl užsikuriam. Dirba tai kosmosas. Ir va, šis, nu jisai tikrai labai stipriai galingas. Geras būdvardis. Nu ir pasižiūrėkit dabar. Važiuojam dar. Nu, čia realiai neįmanoma su juo tiesiai važiuoti. Beveik niekada, nes pastoviai kelias. Tai jau antrą kartą tokio nepirkčiau ir nesirinkčiau, nes per galingas. Su juo negali normaliai važiuoti. Ir va taip visą kelią ir važiuoju. Toliau turime kitą dviratį, Tomos A35 California. Tai čionais viskas labai paprasta, yra signalas ir gesinimas, o kūrėsi tai va, dabar aišku bus šaltas. Dirba irgi ganėtinai garsiai, bet galima su juo gan ir tyliai prasivažiuoti. Vakar transportavau aš jį, tai rankenėlę nulaužiu, tai rankenėlę taip paveikia. Ir jisai yra 2 bėgių, klausykit. Pirmas, jis pats persijungia bėgius. Girdėjot? Bet jisai irgi važiuoja gan įspūdingai. Važiuojam ant asfalto, kaimynai turbūt manęs nekenčia. Nu ir dabar va su to dviračiu. Pirmas. Bet jisai važiuoja gan neblogai. Tuoj palaukit, pasistengsiu galvos nesukiot. Nu blemba. Bet čia yra truputį jam paankstintas degimas, kad aštresnis būtų. Tai ant aukštų sūkių jisai nevažiuoja taip, kaip, nu, turėtų. Bet užsipjauna neblogai. Edvinai, vienkia! Vienkia! Gerai, nebesivaivysiu. Na, bet realiai, man ir tuo patinka, motoriniai dviračiai. Belė kaip smagu su jais durniuoti. Ta prasme, belė ką gali daryti ir visiškai būti nepriklausomas. Ta prasme, nori, važiuoji dviračiu toku, nori greičiau, išvažiuoji ant asfalto ir panašiai. Ta kamera tai tuoj aš išmesiu, man atrodo. Tai persina. Ir va, jis užsipjauna, tai labai gerai. Apie 50 grubiai važiuoja. Bet paprastas čiaučikas irgi panašiai važiuoja. Nu, kas čia dabar? Čia ir norėjau. Nu ir liko sankabinis čia. Tai kaip jis įkūrės, jau žinot? Bet čia yra sankabinis su sportiniam spiruokliam. Ir dabar klausykit, kaip jisai važiuoja. Kaip pagazuojasi. Dabar aišku šaltas. Bet va gerai. Ir tai dabar pradeda pjautis. Tai tas labai erzina. Ta prasme, tas jo toks važiavimas. Ir tas promo duslintuvas, jisai yra ganėtinai garsus. Nu, patys girdit. Bet parodysiu ant asfalto. Šiaip, kas man patinka, beveik visi dauguma sankabinių reduktorių yra labai ilgi. Tai šitas į greitį važiuoja palei 60. Bet užtat patys matot, ant kiek jisai yra bukas iš vietos. Važiuojam ant asfalto.
Tiesa, dėl setupo, tai čionais Cam 9, duslintuvas uždėtas sportinis Proma ir 13 karburatorius su Molosi filtru. Čia yra realiai standartas, ką uždėti Cam 9. Ir matot, kaip gazuojas. Ir pažiūrėkite greit iš vietos, bukas. Labai bukas iš vietos. Bet užduoti greit. Žiūrėkit, net mašina vėjuosi. Realiai mašina net vėjuosi. Nu jo, į greitį tai labai malonu. Aišku, dar duslintuvas pilas būtų, vėl būtų kitaip. Bet pas jį jokios dinamikos nėra. Spauti gazas toksai galvojantis. Aišku, aš girdžiu. Edvinai, tos 5, kol reikia, 5. Įmanoma, kai moki, bet tik tai kai moki. Ir tai va, jaučiasi, ant kiek jisai yra bukas, ta prasme, vienkiai važiuoti. Nu, nėra jokios dinamikos. Plius, kreivas vairas nepadeda vairuoti jo. Įsiminam. Davai, normaliai. Įmanoma. Bet labai sunku išvaldyti dviratį, tai šitą būtent. Sakau, nes manot, vairas visą laiką susukęs vieną pusę, nes neišlaikai pusiausvyrą paprasčiausiai. Tačiau koks jisai minkštas. Žiūrėkit, važiuoju per duobės, net nejaučiu. Sau maloniai galiu važiuoti greičiau. Ir visiškai jokių problemų. Nu ir dabar, kadangi rytoj važiuosim pasivažinėti su dviračiais, nežinau ar matosi, pasikrovau 4 čiaučiukus. Ir trapę vežu pas tėvus, tai vienam pakeisim variklį, kartu pasidėsim, pasižiūrėsim kaip keičiasi. Ir pasiėmiau dar kitus, kad būtų galima vietoj pasivažinėti. Važiuojam pas tėvus. Pasikrovau viską į apę, pasiėmiau kamerų, visko, turėtų būti žiauriai smagu ir važiuojam. Nu ir šiaip ne taip per prastą orą atvažiavome į kaimą ir čionais rytoj varysim pasivažinėti su šitais dviračiais, bet iš šito variklį, kadangi čia yra sportiškesnis, dėsime į šį dviratį. Tai visą eigą aš jums parodysiu, jeigu jums bus įdomu, ir po to finale su šituo dviračiu patys pravažiuosime. Labai svarbu paminėti, kad jis yra visiškai originalus ir čia nei karbo, nei filtro, nieko nėra sportinio. Duslintuvas irgi originalus ir sudėtas tik tai variatorius. Ir parodysiu, kad net ir originalus dviratis gali būti labai smagus. Nu ir galim pradėti darbus. Tai juokingiausia, kad realiai su moneta gali prieiti prie visų detalių. Čia užkiši monetą arba minusinę atsutuvą. Bam. Bam. Taip papasukė. Aišku, su viena ranka sunku, bet bam. Dašyta. Op. Ir tada ranktelis nusiema. Štai turim čia prieimą, bet čia jau yra variatorinis. Čia jau yra sankabas su būgnu. Molosi, pats geriausias diržas. Variatorius. Bet čia jau, aš šnekėjau apie degimus, čia jau yra kontaktinis 6 voltų degimas. Pas mano ta mėlyna jau yra 12 voltų. O kitoj pusėje, kadangi vis tiek mums reikės prieiti prie variklio, nes mes jį išiminėsime, irgi pasiėmė, bam, čia va dar vienas, bam, ir bam. Tai čia nais jau bus sunkiau, nes kranelis trukdo, op, jisai šoksta, išsitraukė, vėl uždėdė šitą dzibuką ir turime prieimą puikų prie kuro žarnelės ir ištraukti variklį. Ir aišku, nusiema viršutinis dangtelis, ką mes tuoj ir padarysime. Tai čia va kas darosi po priekiniu dangteliu. Čia cilindro apsauga, čia realiai viskas, kas iš provotkės susijungia. Minusas, pliusas, o čia susijungia galinis laidas. Karburatorius originalus, filtras nesportinis
ir pats variklis. Tai, kad išimti variklį, labai mažai reikia padaryti. Tai, nuimti duslintuvą, 2 varžtai, tada atlaisvinti variklio varžtus, nuimti kuro žarnelę, atjungti šitas fiškės ir nuimti variatorių. Viskas, variklis yra nuimtas. Tai mes tai ir padarom. Taip, nušaunam variatorių. Bam. Ir labai svarbu, kai variatorių išiminėsi, kad jo neišardyti, arba bent jau jeigu jau užsiardo, kad sudėti lygiai taip pat. Tai atlaisvini lėkštes, palaiduoji diržą kiek įmanoma ir tada ištrauki variatorių. Aišku, su viena ranka dirba tik tai patys geriausi meistrai. Nu ir va, gražiai išsiėmė viskas. Duslintuvas irgi. Varžtą atsukau ir iškrito. Žanelę nuėmėm, dabar dar labai svarbu yra nuimti karbą. Nes irgi maišys mums prieimai. Ir galim iš karto ir laidelius atjungti. 1, 2, o tai 3 irgi reikia čionais atjungti. Einam, pasimsim mažų atsuktuvų ir viską išsiardysime. Bam. Nu ir va, turime nuimtas detalės. Tai karburatorius, ten toli guli numesta. Tada pilnai variatorius, duslintuvas, visi varžtai, išskyrus šitą paskutinį, kurio dar neatsukau, tuoj išsisuks. Ir variklis turi tūrį, ne visada lengvai, bet tam tikrais atvejais išsiimti. Ir turime 101 variklį, labai paprastas, vienas laidas, tai pamiršau, kad bobiną reikia atjungti. Tai atjungtas. Ir dedame atgal į šitą. Tai pažiūrėkit, kiek išsiardo. Dangtelį abu, duslintuvas, variklio montavimo varžtai. Iš karto padėsiu prie vietos. Variatorius, čia variatorių šaibos. Karbo detalės. Pareikėjo galūtės. Ir viskas. Šitas jau uždraskytas. Dar šitą. Šitą iš vis, pažiūrėkit, koks savo palnas duslintuvas iš nerūdėjančių plieno. Va, o čionais jau kito variklio. Sankabinio. Ir matot, kaip skiriasi. Čia yra sankaba, čia yra lėkštutė ir pagal lėkštutės dydį priklausomai nuo to keičiasi greitis. Čia jau matosi, kad yra žymiai mažesnė, mažinta lėkštutė. Ir greičiausiai bus reduktorius irgi ilgesnio perdavimo, tai jisai turėtų greitai geriau važiuoti. Tai mes šitą visą išardom, jo variklį dedam ten, o tą čia. Na, realiai turime 2 išskirstus, tiksliau susvapintus, išimtus motorus, nu grubiai per 30 minučių. Ir va, čia nais išsiardė šiek tiek sunkiau, nes ant šito laikėsi ir pati babina. Reikėjo nuimti cilindro apsaugą. Ten toks laikiklis priekiniais sparnais specifinis dedas. Šitas išdraskytas. Šitam paruoštas kitas variklis. Čia duslintuvas, pasižiūrėkit. Nu, čia meno kūrinys. Turim kitą, eisim atsinešim. Ir štai šitam reikės viską sudėti. Nu ir žiūrėkit, hebrytė. Užsidėjau naujus numerius ir jų nėra. Turbūt toks geras kelias, kad kažkur pamečiu. Tai važiuojam, paieškosim tą pačiu. Šiek tiek pafilmuosiu. Pamečiau su visų remeliu, įsivaizduoju. Normaliai prisukęs buvau, bet turbūt tiek ir tai reikėjo. Ir gaila, kad su vėliavėlė, blemba, jie tikrai nėra pigus. Tai arba čia pamečiau, arba soduose pamečiau, arba kelyje pamečiau. Tai važiuojam, paieškosim. Tai man realiai, dabar, va, kai su originaliu čiau važinėju, tai realiai, ko norėčiau, tai tik tai originalus čiau. Va, variatorinis, ramiai savo važiuojasi, viskas tvarkoj. Ir gali visiškai nesugalvot. Bet, čia jau vieną akim ieškau, kitą vairuoju. Bet, jeigu tik tai nori padurniuoti, tam puikiausiai, ta prasme, aišku, tenais nei duslintuvo, nei karburatoriaus,
nieko nėra, bet va, gali trūktelt ir jisai šoks ant ratų. Va, matot, su originaliu gali važiuoti, kiek nori. Nu va, ir galim pašnekėti apie kitus motorinius dviračius. Tai čionais yra Peugeot 103 SP, jeigu neklystu. Meluoju, tai yra Peugeot 105. Ir kuo jis yra įdomus, tai tuo, kad jisai turi ir starterį, ir štai tokią spinelę. Čia va yra starterio mygtukas, bet aišku, čia 6 voltų degimas, tai prie jo nėra pajungtas starteris. Variatorius jisai neturi, jisai yra varomas sankaba. Ir čia irgi yra įdėta 70 kubikų grupė. Ir salas. Štai čia matosi. Bet kas šudiniausia, kad šitiem reikia portinti bloką. Kai susideda ir salas, dedasi, čia nesimato, bet ir 21 mm karburatorius. Tai kol jisai užsipučia, užtrunka, bet kai užsipučia, jisai tikrai labai smagiai savo važiuoja. Užkurti jį irgi yra ką veikti, jį reikia įsiminti ir tada jisai kūrėsi. Kas čia yra įdomaus? Čia yra pučas. Irgi čia yra Naraku, šiek tiek silpnesnė 70 kubikų grupė. Bet jo įdomumas yra tas, kaip jisai atrodo tas pučas, jisai vieno bėgio. Šiaip būna jų 2 bėgių, bet šitas yra vieno bėgio su sankaba. Bet įdomumas yra tas, kad tu turi su juo įsiminti, įspaudi šitą ir jisai sukabina sankabą kaip įmušo, kaip bėgį ir jisai pradeda užsistuminėti ir užsikuria. Tikrai, čia yra pasaka, nedaiktas. Tuoj parodysiu viską. Ir paskutinis yra prancūzų, jeigu neklystu. O jeigu klystu, tai tada bus italų MBK gamintojas. Ne, greičiausiai klystu. Parašysiu, kieno iš tikrųjų gamintojas. Bet MBK ir čia yra variatorinis variantas, jis yra ganėtinai retas šis dviratis. Irgi čia 7 kubikų ir salas kaip visą laiką. Ir sportinis duslintuvas. Variatorius nėra uždėtas, brangus labai. Bet jo įdomumas yra tas, kad kaip veikia variatorius štai šitoj pusėj. Čia va stovi diržas ant va šitų pedalų. Čia stovi variatorius ir variklis pasislenka, kad variatoriaus diržas užsikeltų aukščiau. Irgi parodysiu. Matot, kaip variklis juda. Čia yra tikrai įdomus reiginys. Ir šitas dviratis yra galingiausias iš... Atsiprašau, čia rankos jau purvinas. Jisai yra jau greičiausias iš visų. Iš vietos su juo biškį dusulys, bet į greitį važiuoja kosmiškai. Ir dabar greitai dar parodau, kaip kūrėsi pučas. Spaudži sankabą, jis prasukinėja variklį ir po to įsikuria. O jeigu nori užgesinti, įjungi bėgį ir tiesiai pradeda važiuoti. Labai įdomus dizainas ir labai įdomios, kaip čia pavadint galvoju, technologijos, pavadinkim taip. Tai va, norėjau šiek tiek parodyti apie čiao kultūrą, tai gal jums ne tik čiao, Tomos ir kitų dviračių, tai tikiuosi jums yra aktualu ir įdomu. Dar nuvažiuosim kitą garažą, parodysiu tos kitus dviračius, kur aš jums žadėjau. Ir tikiuosi jums jie visi patinka.
Ir ačiū, kad žiūrit, palaikot. O aš važiuoju toliau ieškoti numerių. Iki!